Sveikas, Gintai, kaip jautiesi sugrįžęs iš kelionės dviračiais po Japoniją? Ačiū, Gintarai, jaučiuosi puikiai. Pirmas dienas dar gyvenau Japonijos įtakoje, dabar džiaugiuosi atėjusiu pavasariu ir jaučiuosi puikiai. Papasako, kaip keliavai per Japoniją, kas ten per kelionę? Japonijoje buvo etapas kelionės iš Pekino į Londoną. Ir grupė persikėlė iš Korėjos į Japoniją ir važiavome beveik mėnesį laiko Japonijos keliais. Pasibaigus Japonijai toliau šiuo metu keliauja per Šiaurės Ameriką grupė, o beveik mėnesį laiko per Japoniją pravažiavome apie 2000 km dviračiais. Pabaigoje kelionės baigėme ją Tokijoje. Pakilome 5 žmonės iš grupėje važiavusių apie 15 žmonių keitėsi, ne visą laiką buvo tie patys, vieni keletą žmonių išvyko, keli žmonės atvyko. Pakilome į Fudžijamą ugnikalnį. Sėkmingai. Mums pasisekė, balandžio 20 dieną buvome ant kalno. Kalnas buvo geras oras ir kopimas buvo sėkmingas. Kiek lietuvių įlipo? Mūsų nedidelė grupė 5 žmonių buvo sudarę 4 lietuviai ir 1 Lenkė. Čia tai bent. Papasako, kaip atrodo kalnas balandžio 20 dieną, pats didžiausias Japonijai. Kalnas, mums pasisekė, kad mes prieš 2 dienas pamatėme patį kalną dar būdami jo papėdėje. Netikėtai, net nežinojome, kad esame šalia jo, užmiršę buvome. Ir ryte atsikėlę pamatėme visam grožyje kalną, kurį šiaip, kaip girdėjau, pavyksta pamatyti net prabuvus porą mėnesių šalia jo, ir kalnas būna rūke debesyse. Mes pamatę jį jau jautėmės laimingi ir galvojom, ar užlipsim ar ne, jau ne taip blogai, gerai, kad mes jau jį tiesiog pamatėme. O užkopti į kalną pasisekė, oras leido, buvo pakankamai geras aukščiau užlipus. Pradžioje irgi buvo rūkas ir drėgna, visą kopimą buvo sniegas. Pradžioje buvo šlapis sniegas ir gal taip palipus nuo 3 km jau buvo truputį minusinė temperatūra, sniegas ir aukščiau ledas. Kopėsi gerai, mes nakvojame kalne, nes norėjome užlipę pamatyti saulėtekį, kuris ant kalno turėjo būti 5 valandą, tiksliai 8 minutės. Ir mes jį matėme vieninteliai ir pirmieji saulės patekėjimą balandžio 20 dieną. Lipant į kalną, dar nakvynė buvo truputį virš 3 km aukštyje, metalinėje dėžėje, kurioje tikriausiai būna laikomas, sandėliuojamas ar maistas, ar kokie daiktai. Dabar jinai buvo tuščia ta dėžė, mums ją pavyko atsidaryti ir kadangi namukai, visos patalpos buvo uždarytos, niekur kitur nebūtume galėję pasislėpti, tai iki 1 nakties jie sulindę apie 8 valandą vakare, pralaukėme, prasnuduriavimą, miegų tai nepavadinčiau, bet sulaukė žadintuvo, kuris jau reiškia, kad galime ruoštis kopimui. Užsidėję kates, išėję, dangus giedras, žvaigždės danguje, mėnulis buvo
mažas ir nešvietė, bet pasišviesdami žibintuvėliais kopėme, lipome į kalną ir viskas ėjosi sklandžiai, bet prieš kalną buvo daugiau ledo ir turėjau patirties pats nebūdamas alpinistų ar kokių tai daugiau kartų kopęs. Yra tekę prieš porą metų užkopti į Ararato kalną. Šis kalnas buvo antras ir nebūtų jisai ten sudėtingas, jeigu žiemos, dar ne žiemos, bet ne sezono laikas, kada kopiama. Mes buvome visą savo laiką kopimo vieninteliai, daugiau žmonių nematėme. Tai kopdami jau arčiau kraterio turėjau aš asmeniškai patirties pajausti, kas yra ledas ir statu ir galėjo baigtis viskas liūdniau, bet šį kartą viskas baigėsi sėkmingai ir visi sėkmingai užkopėme ir džiaugiamės, būdami ant kalno viršūnės. Apėjome aplink kraterį, fotografavomės ir dar bijojome nusileidimo, bet nusileidimas buvo ir lengvesnis negu galvojame ir taip pat sėkmingas. Viskas buvo labai mums palankiai. Kiek himnų sugiedojate ant kalno, Gintai? Mes himnus giedojame kitoj vietoje, su japonais buvo kita proga, tai himną giedojame. Ant kalno buvo gal emocijų irgi daug, buvo labai smagu ir visa diena ir ant kalno, ir leidžiantis, ir nusileidęs buvo puikiai. Pasakyk, Gintai, kas labiausiai per kelionę suvirpino širdį, tau kaip keliautojui, ne kartą keliavusiam ir dviračiu, ir po svečias šalis? Labiausiai, net nežinau, gal stipriausia patirtis ir tas jausmas gal buvo ir kalne, bet kas susijęs su Japonija, tai japonų žmonių santykis su žmonėmis kaip pagarbumas, geranoriškumas, noras padėti Japonų atvykusiems, manau, gal ir tarpusavio santykiuose. Jų elgesys yra labai paslaugus, pagarbus ir jisai skiriasi nuo galbūt europiečių ar kitų šalių. Nesakau, kad kitur yra žmonės blogesni ar kokie, bet ypatingas kažkoks tai pagarbumas. Grįžai į Lietuvą, tačiau Sigitas ir jo narsi komanda toliau tęsia kelionę. Tai tikimės, kad užmetę akį į internetą jie pamatys ir tave ir išgirs tavo kalbą. Todėl prašau, skirk minutę ar dvi linkėjimams, kuriuos mes pasistengsime perduoti Sigitui. Aš taip pat su jais bandžiau susisiekti, susisieksiu, manau, tai labai džiaugiuosi sėkmingą jų vykstančią kelionę toliau. Linkiu jiems daug puikių, gerų akimirkų kelionėje. Pastoviai jaustis sveikiems ir patirti tai, ką kelionėse ir norime, ir patirime. Tai ir naujos ir pažintis, ir naujos vietos. Ir pats gyvenimas kelionėje yra ypatingas. Tiesiog daug įdomių ir nuostabių dalykų vyksta. Tai aš siunčiu jiems pačius savo nuoširdžiausius ir linkiu jiems gero kelio. Ir mes taip pat, Mokslo akademijos turistai, Viešpaties Dievo 2012 m. gegužės 7 d. siunčiame keliaujantiems ir Sigitui, ir visiems keliaujantiems ir ieškantiems nakvynės didelius linkėjimus ir linkim, kad viskas kaip Džeko Londono apysakose jiems gerai klotųsi. Iki susitikimų.
you.